18 sekundžių neišnaudosit savo, paliekat. Gerai, pone Paplauskai, jums tada minutė atsakant į tą patį klausimą. Visi karai baigėsi dėrybomis kažkokiu momentu. Bet šiai dienai, stebint viešą informaciją, matosi, kad karo pramonė vis dar finansuoja labai karo agitaciją ir propagandą. Tai, mano supratimu, tikrai su tokiu tempu tas karas dar greitų metų neturėtų pasibaigti, nes žiniasklaida mielai vartoja tos pramonės pinigus agituojant už karą. Ir kadangi tema apie karą palėtė ir dažnai labai keista, kad nebuvo klausimas, kieno Krymas, tai gal bus dar, nežinau, nebus. Tai Krymas, jūs galite nesulaukęs klausimą atsakyti. Krymas yra Lietuvos. Taip, ir nuo seno, kaip mes buvom iki Juodosios jūros, lietuviai, kurie be karo, be jokių smurto apraiškų vienijo tautas aplinkinės, lietuvis, beje, yra, vieno mano kolegos gerai pastebėta, yra kaip specialybė, pareigybė, sulieti žmonės. Tai jeigu bus daugiau lietuvių, lietuvybės, nebus ir karo. Laikas, ponia Paplauskai, dabar žodis ponai Savickui minutė. Kiekvienas karas pasibaigia dėrybomis arba kapituliacija. Šiame kare kapituliacijos nebus, nes Rusija nenugalės, Ukraina nenugalės Rusijos, taigi viskas turės pasibaigti dėrybomis, o greičiausiai karas pasibaigtų, jeigu politikai, kurie sukėlė karą, pasiūstų į pirmus frontų liniją savo vaikus, tai karas greitai pasibaigtų. Bet kol politikai iš karo nori uždirbti, karo pramonė nori iš to uždirbti, tol karas tęsis ilgai ir gaila, bet žus labai daug žmonių. Kai pasibaigs karas, dėrybos priklausys, aišku, nuo rinkimų Amerikoje. Rusijoje rinkimai nelabai vyksta, ten kiti dalykai, bet jeigu Amerikoje išrinks Trumpą, galbūt kažkas ir pasikeis. Ačiū Jums, ponė Savickai. Ponė Skersy, minutė Jums į tą patį klausimą atsakant. Žinokit, sėdžiu čia, klausaus kolegų, šiurpu biški darosi net. Klausaisi, tai nežinau, tai Vytautas ant vienaragių jojo ir draugystės medalius dalina ir visi buvo draugai už parankių. Čia tokia buvo istorija. Tai nežinau, karas vyksta dabar, karas dabar vyksta ir karas toliau vyks, tikiuosi, kad jisai baigsis teisingai, nes jeigu rytoj baigėsi karas, mano vaikai pilnametystės nesulauks, kol mes būsim užpulti. Jeigu nebus nubaustas tas, kuris turi būti nubaustas, mes laukiam eiliai, mes būsim užpulti. Galbūt mano vyresni kolegos, nežinau, nesijaudino dėl to, gal jiems tai visai nebesvarbu. Jie čia spanksta apie kažkokią svarbiausią taiką. Ne, svarbiausia sąžininga taika. Svarbiausia, kad būtų nubaustas tas, kas turi būti nubaustas. Kitu atveju, šitas visas kalbėjimas, tik tais kasnelis, kurie sako, ne, mums tik taika, mes nekovosim. Svarbiausia taika. Baisu. Nes paminėjo apie pasakytą mintį, bet jūsų paties nepaminėjo, tai paminėjo apie pasakytą mintį. Neskirsi dabar jums dar pusę minutės. Ačiū. Manau, svarbiausia yra suprasti, kad reikia viešai sakyti, kad mes nesam tie, kurie svarbiausia tai, ką mes nekovosim, mes apsileisim. Ne. Mums reikia sakyti, jeigu prie mūsų lys, mes kovosim, mes neįsileisim, mes nekovosim dėl tokios, mes kovosim dėl savo išlikimo, mes remsim Ukrainą, jos sąžiningam kare ir jinai turi laimėti. Ačiū. Ačiū Jums labai, ponia Savickai, pusę minutės, pasinaudokite. Kare nugalėtojų nebūna, žūsta milijonai žmonių ir iš tikrųjų kolega iš Laisvės partijos tai tokia rėžia karo propaganda, kad iš tikrųjų jisai sako, jam baisu, bet man tai baisu. Jeigu tokie žmonės gautų valdžią, tai iš tikrųjų karas niekada nesibaigtų. Visada rasi priešą, su kuriuo reikia kariauti. Aišku, mes visi norime, kad Ukrainos sienos būtų tokios, kokios buvo iki karo. Linkime Ukrainai susigrąžinti jas, bet iš tikrųjų bus tikrai pakankamai sunku tą padaryti. Ačiū Jums, dabar tas kolega galėtų pasinaudoti replikos teisę. Naudojatės, taip? Žinoma, pakomentuosiu. Lietuva priešų niekad neieško. Nieko mes neužpuolėm, mes tik tai susiradom daugiau draugų, susiradom labai gerus draugus Taivane. Bet jeigu mes skleisim va šitą, kad mes nekovosim, kad mes nesiginsim, tai yra tikroji karo propaganda. Tai yra kvietimas Rusijai mūsų užpulti. Man yra baisu, kad čia sėdi žmonės ir to nesupranta. Ačiū. Jūsų nepaminėjo. Jūsų nepaminėjo, ponia Savickai. Iš čia esančių žmonių, aš meluosi, Bet ponia Savickai, jūsų nepasakė to, ką nepaminėjo. jisai pasakė. Visus apkaltino,
tuo, ko ne vienas Jis kalbėjo nesakė. bendrai, jis nepaminėjo ne vieno žmogaus, kai yra paminimas žmogus arba partija atstovavimą, tada galima replikuoti. Tai dabar mes kalbėjome apie pono Paplausko, jums irgi yra pusę minutės, kurią visi gavo. Taip, silpnesnį visada reikia ginti, reikia patiems būti stipriems, kad apsiginti. Ir mūsų istorija, noriu kolegai priminti, tą įrodo, kad mes visada susibūrėm ir apsiginam nepriklausomai, ar tai nacistinė Vokietija mūsų užpuolė, ar sovietai, ar dar kažkas tai. Susibūrė žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai ir lietuviai visi kiti ir mes atsilaikome. Mes stiprus esam savo dvasia ir istorija. Ir pats paminėjai, kad čia labai reikia gintis, o kodėl ne fronte, kolega? Nu, kodėl ne fronte? Tai prašom į frontą parodyti savo darbais neliežuvių, nes kaip įpratę liberalai meluoti ir agituoti kitus. Laikas viskas, ponia Paplauskai, dabar jau jam vėl priklauso replikos teisė. Jeigu visi minėsite Laisvės partijos kandidatą, tai... Aš nesuprantu, o jūs čia įsivaizduojat, kad čia mes nei darbą pusę minutės įjunkite laikrodį, prašau. Kad mes čia nieko nedarom. Čia ir yra darbas, čia yra svarbus darbas. Kiekvieni. Pone Paplauskai, leiskite tą pusę minutės pasisakyti žmogui. Ačiū Jums. Aš pradedu suprasti, kodėl ponas Audrius Petrošius čia nepasirodė. Čia yra labai sunku sėdėti su tokiais žmonėm, kurie visiškai kitokioje realybėje ir visiškai kitokioje istorijoje gyvena. Pone Paplauskai, pagal debatų taisyklės reikėtų gerbti. Nebekomentuosiu sekančio pasisakymą, nes tai yra absurdiška. Ačiū. Ačiū, labai keliaujame ir šitą pusę. Prašau, pasisakykite ir jūs, ponia Milė, dar pusę minutės. Aš labai noriu reaguoti į Laisvės partijos Edmundas berods vardas pasisakymą ir turiu jam asmeninį klausimą. Modestas Skersys, Laisvės partija. Gerbiamas Modestai, ar jums teko tarnauti armijai? Antras klausimas, ar jums teko būti kare arba šalia karo? Ir trečia, kada žmogus sako, aš ginsiu, reiškia, jisai pirmoje eilėje pasako, kad jisai gins. Aš suprantu, kada Žydrūnas sako, aš ginsiu. Bet kai jūs sakot, kad mes ginsim, niekaip nesuprantu. Viskas laikas, prašau. Tai dabar ir vienam kandidatui, ir kitam kandidatui priklausys po pusę minutės. Prašau, ponės Skersy, pusę minutės. Nežinau, tokie įdomus klausimai. Jūs turbūt matot, kad aš esu jaunas ir gimęs laisvoje Lietuvoje, o kadangi Lietuva niekur nekariavo, tai jokiam kare nesu dalyvavęs. Armijoje taip pat netarnavau, kadangi turiu neįgalumą. Labai atsiprašau, ponia Paplauskai, šiaip reikėtų gerbti debatų dalyvius ir jūsų oponentus. Už nepagarbų elgesį mes turėtume teisę paprašyti jūsų ir palikti debatų vietą, nes reikia gerbti kitus debatų dalyvius. Šiaip būtų visai malonu, kad žmogus, kur visai jo neliečia, jeigu taip įsiterpia, paliktų debatus, jeigu jis nenori su mumis debutuoti. Ar galime susitarti, kad toliau gerbsime vieni kitus ir ar galima debatuoti? Jeigu jisai pradėjo, jisai pripažįsta, kad jisai pradėjo, kai gauna atgal, jeigu neverkia ir nesiskundžia. Reikėtų gerbti savo kolegas. Aš sakau, reikėtų gerbti kolegas. Prašau, visiems galioja tos pačios taisyklės. Gerbkime vieni kitus ir gerbkime ir oponentus. Gerbkite rinkėjus, kurie žiūrės šitą debatų laidą ir norės išgirsti taip pat irgi jūsų idėjas. Visiems galioja tai, ką aš sakau. Visiems. Prašau gerbti vieni kitus. Ponas Žydrūnas Savickas buvo taip pat paminėtas, pono Milės, tai prašau, ir jūs turite tada pusę minutės replikai, ar jūs ją pasinaudosit? Na, aišku, reikia pasinaudoti. Aš, kadangi turiu minutės, tai sako labai gerai, kad Petrošius netvyko į debatus. Aš tai žinau, kodėl jis netvyko, nes jis nepadarė per 4 metus nei vieno darbo Klaipėdai. Nei vieno darbo Klaipėdai. Ir jis balsavo už narkotikų dekriminalizavimą, kai kiekvienoje Klaipėdos mokykloje yra rasti sunkiųjų narkotikų pėdsakai. Laisvės partijos nariai. Narkotikai nebus Lietuvoje. Ačiū Jums labai, ponia Savickai. Žinokit, tikrai, jeigu minėsim visą laiką Laisvės partijos narį, bet man atrodo, yra riba, žinokit, jau kažkada tų replikų, bet pusę minutės. Gerai, kalbėkit, jūs buvote paminėtas. Aš tiesiog paprašysiu pono Žydrūno Savicko, kad nebekaltintų mūsų mokytojų naudojant sunkiuosius narkotikus. Ačiū. Ar galime keliauti toliau, ar jūs norite atsakyti? Palaukit, jūs buvote paminėtas, taip. Aš kaltinau, jūs dabar girdėjot, kas nors, kad aš kaltinau mokytojus vartojimu narkotikų. Jūs iš vis suprantat, kur jūs esat, ką jūs kalbat? Kiekvienoje Klaipėdos mokykloje yra rasti sunkiųjų narkotikų pėdsakai. Juos vartoja ne mokytojai, vaikai. Pasiklauskite Klaipėdos mero. Ačiū Jums labai, ponia Karoli, jūs turbūt irgi norite tą savo pusę minutės pasinaudoti. Jo, bet iš pradžių pritarsiu Žydrūnui, kad iš tikrųjų mes dirbame taryboje,
kad sutvarkyti šitą narkotikų klausimą. Jūs visiškai teisus. O dabar noriu pasakyti dėl tų visų karų. Prisiminkime Šiaurės karą su suomiais, kaip rusai nieko nežiūrėdami ir nieko neįspėdami kariavo. Taip jie ir toliau kariauja. Mums reikia labai dėmesingais būti ir negalime nei kiek atsipalaiduoti. Ačiū. Ačiū Jums labai. Tai keliaukime gal ir prie tos temos, apie kurią jau čia pradedame kalbėti, apie